E, Prieš tai pasisakiusiam, tai sakyčiau, nuo meistrų, apdailininkų, dažytojų ypatingai linkėjimai už LED šviestuvus numatytus, ypatingai lietučius. Čia su jumoru, kad visada gana jiems ten sunku tai viską yra įrengti. Kalbėsim šiandien apie vidaus dangas. Kas svarbu, tarkime, renkantis, žmonėms, kurie gyvens dirbs patalpose, arba, tarkime, jeigu jie patys renkasi savo apdailai skirtas medžiagas arba dažus. Tai kaip visada, aišku, dažniausiai būna klausimai, kad man būtų lengva valyti, kad būtų bekvapiai. Ekologiškumas, tai taip ar taip čia, aišku, turbūt jau ne ekologiškų dažų mes jau tikrai nebeturime ES rinkoje. Baltumo laipsnis savotiškas toksai dalykas. Struktūra, tai visi turbūt nori tų lygių spalvų. Kvėpuojanti, galbūt toks keistas išsireiškimas kvėpuojanti, tai greičiausiai, kad būtų laidi garams, kad nebūtų ten kaip už kažkokios plieno lakšto pasislėpę. Na, kainos kokybės santykis turbūt visiems yra aktualus. Na ir specifinės savybės. Arba alergiškiams žmonėms, netgi buvo tokie dažai nuo elektromagnetinių srovių, bet su šiuolaikiniam technologijom, ypatingai telefonu, jie patys stiprina savo signalą, jeigu yra blokuojami, tai tų dažų mes jau praktiškai rinkoje nebesutiksime. O vat patiems meistrams, kurie daro apdailus, kriterijai galbūt yra ir panašus, bet jiems aktualu turbūt yra visgi patvarumas, kad jeigu išdažius kažkur prabraukiau alkūnę ar kažkas tokio, kad nereikėtų vėl eiti pateisinėti, nedidelės sąnaudos. Čia, aišku, mes kalbam apie tai, kai jeigu pats meistras su savomis medžiagomis eina į objektą. Lengvas dengimas, pritaikymo galimybės, kad, tarkime, galbūt ne su vienais dažais mes galime išdažyti ne tik tai sienas, ne tik tai lubas, bet galbūt ir medinius apvadus ir tas pačias duris. Kainos kokybės santykis, universalus naudojimas, pastovi kokybė čia greičiausiai tikrai yra tas labai aktualu, kai jeigu meistras jau dirba su vienu gamintoju arba su vienu gamintojo tam tikra dažų marke, jis ir tikisi visada, kad ji išliks tokios pačios kokybės. Na ir ekologiškumas. Dažniausiai, kai kažkokius daro mokymus meistrams, kai paklausiam, kiek jums svarbu tas ekologiškumas, tai dažniausiai būna neaktualu. Kai renkamės dažus, mes negalim ateiti ir pasakyti, man reikia voniai arba virtuviai. Visada reikalinga išsiaiškinti, koks bus pas mus ten tas pagrindas, kad tada būtų geriausia ir lengviausia pritaikyti medžiagas. Tai taip mes dažniausiai išskiriame, tai yra ar nauja statyba, visgi ar tai yra rekonstrukcija ir remontas, ir pagal tam tikras visas patalpas ir kokie ten tinkai ir paviršiai, jau kažkokius turim susidarę tokį kaip ir planelį, į kokias dangas mes rinksimės. Ir paskui dėl jo pačių dažų, vadinkime, savybių žiūrima, kiek mes ten valysim tose patalpose, vadinkime, tas sienas. Dėl blizgesio, matiškumo, faktūrų, įgeriamumo ir visų kitų ten, tarkime, visų tokių paviršių, savybių, jau galime dar arčiau prieiti prie sprendimo. Bet visgi visas rezultatas tai priklauso nuo pilno įvertinimo ir visas darbų eiliškumas. Žinoma, yra pagrindas, tai tada kokią mes turim plokštumą, koks jos yra tolygumas, įgeriamumas. Aišku, paskui yra paruošimieji darbai, tai priklauso tiek nuo įrangių, nuo medžiagos ir darbo atlikimo, užbaigtas paviršius. Ir visa tai, žinoma, yra šviesa. Tai arba dirbtinė, arba natūralus apšvietimas, tai mums viską ir parodo iš principo mūsų visą užbaigtą paviršių. Ir žinote, čia jau, aišku, meistrai tą daugiausiai žino, kad yra Q4, yra dar ir papildoma viena kategorija, ten turbūt Q4+. Tai yra pagrindo paruošimas reikalingas, įvertinant, kokios bus paskiau naudojamos medžiagos. Tarkime, apdaila. Čia šiuo atveju aš visko neskaitysiu, nėra prasmės, bet ir kartais gaila darbų ir medžiagų ir tarkime, pačios piniginės išraiškos, kad bus numatyta klijuoti plytelės, bet čia, aišku, visada buvo sugalvota po to, kai jau buvo atlikti vos ne aukščiausios kategorijos
paviršiaus atlikimo darbai. Gaila, kam tiek sunaudoti medžiagų ir procesų, kai bus paviršiai absoliučiai slepiantis mūsų tuos tokius, na, tarkime, neligumus. Tai visa tai yra susitariama, dažniausiai iš karto reikia viską aptarti, tada viskas aišku, kas po ko eina ir koks paruošimas reikalingas. Kiti variantai, ten mes matėme, tarkime, gipso kartono paruošimus arba tinkuotų sienų paruošimas. E, Vokiškas variantas buvo, kad jis yra klijuojami gana sunkus e, stiklo audinio arba poliesterio tapetai. Jie neturi tekstūros, jie yra lygus, bet užtat mums nereikia idealiai išglaistyti sienas, užtenka to kaip ir pirminio paruošimo, o paskui jie yra klijuojami ir paskui yra dažomi. Vokiškas variantas įsivaizduoja, kad lygios sienos tai yra to lygiai įgalinčios, kad galėtumėm dengti dažais. Lietuviškas variantas arba į dešinę nuo Vokietijos Europoje, tai nepraeina tokie variantai, nes visgi vis tiek šiek tiek sujungimai šitų tapetų siūlės matosi, jie yra neglaistomi, tai yra, kad būtų greitas darbas ir, na, kam idealiai ruošti sienas, kai to nėra būtina. Na, galimas toks variantas, bet neveikia. Žinoma, priklauso viskas, tiek pat ir nuo įrankių. Būna, aišku, keistas stebėti, kai, tai tarkime, žmogus privatus, pirkdamas dažus, sako, pridėkite dar ir volelį, dažytojas prašė. Įdomu, koks meistras gali prašyti nupirkti jam volelį, kai jis pats turėtų išsirinkti, su kokiu voleliu jam geriausiai yra atlikti darbus. Matome, kad nuo tam tikro volelio mes galim turėti ir skirtingą faktorėlį. Nebūtinai visada tai bus. Į paskutinį kartą mes darėme testą su vienais dažais ir su 12 skirtingų volelių. Ir visgi paviršius nebuvo tokio didelio skirtumo, kaip matote šiuose nuotraukose. Taip, kad irgi nuo meistro, lygiai taip pat ar nuo dažų parinkimo ir skėdimo, ta faktorėlė gali mažiau skirtis. Yra kaip kitas variantas, kad jeigu didžiuliai plotai, tai vienam žmogui tiesiog neįmanoma išdažyti, tai dėl to renkamasi, na, dar pasiimti porą žmonių į komandą. Kai kurie atvejai yra visai neblogai gaunasi, kai vienas žmogus daro apvadus, antras dengia voleliu, grinai padengdamas dažus ant paviršiaus, o kitas eina paskui ir išlygina faktorėlę. Išgauti itin lygius paviršius, aišku, tai brangiai kainuoja, daug operacijų, kažin ar visada reikia. Tai va čia tokie yra keli variantai pamastymams, ar tikrai reikia, nes jeigu tai mažiau prestižinės patalpos, galbūt tenais yra mažas apšvietimas, nu, nėra prasmės idealiai lyginti ten tų sienų, arba užsistatys daug sienų baldais, juk tai galima sutaupyti. Paskui, kai sienų paviršiai patiria didelės apkrovas, tai tarkim tie patys koridoriai, nu, nėra prasmės idealiai ruošti paviršiaus tokiuose patalpose. Na, intensyvi šviesa, apšvietimas, vadinasi, visada einam ir matom tą sieną, tai gal kažkiek tai reikėtų apsvarstyti, ar verta šitiek investuoti į tokius paviršius ir ypatingai, kai paskui mes labai daug norim to efektyvaus paviršiaus lygumo, jis labai brangus, o prasmės nėra. Ir trumpai, bet apie pačius kaip ir dažus, iš ko jie susideda, yra tam tikros medžiagos, aš jų dabar nevadinsiu, nėra prasmės, toks vat šiek tiek vizualinis susipažinimas, iš ko tai susideda ta dažų sudėtis, tai pagrindiniai, aišku, tirpikliai ir skėdikliai, užpildai, tai yra, vadinkime, jau ta jau pigesnioji medžiaga, aišku, brangiausia yra pigmentai ir pats rišiklis. Kokybiški dažai visada turės tikrai daugiau ryšiklio, daugiau pigmentų, pigesni dažai visada turės daugiausia užpildų. Plėvelės susidarimas, aišku, tai yra, kai mes yra padengiama, garuoja, tarkime, vanduo arba tas vadinamas skėdiklis, jam išgaravus, na, susidaro jau tvari, tvirta dažų plėvelė. Tik svarbiausia visada laikytis džiūvimo laiko, stebėti, kad nei per greitai dažai išdžiūtų arba nedžiūtų pernelyg ilgai. Žinoma, tai įtakoja aplinka, drėgmė ir temperatūra.
Yra tos pagrindinės normos vidaus dažams, ten pagal Dediną N13300, kur yra numatomas kontrastingumas, tai vadinkime ar baltumas, dengiamumas, atsparumas šlapiam valymui ir matiškumas. Yra ten dar kitas niuansas, bet jis jau nebeaktualus šiais laikais. Tai va tas dengiamumas, mažai kas galbūt tai įsivaizduoja tą dengiamumą, ką tai reiškia. E, Nes matom, per vieną sluoksnį gali dažai visiškai nedengti, bet kai kurie per du sluoksnius gerai padengia. Na tai čia tas procentai mažai ką sako, dažniausiai tai yra vizualiai įvertinama. Vienas sluoksnį nudažym gali būti, aišku, kreidiniai dažai, kur dažom vieną sluoksnį absoliučiai nedengia, bet jie išdžiūvę nubalo. Tai čia tas nenusakomas iš karto dengiamumas, o tik tai rezultatų jau įvyks. Toks kitas dar paaiškinimas, kuom skiriasi ta paviršiaus struktūrėlė arba dažų. Jeigu yra tai giliai matiniai, jeigu žiūrėtume per lūpą, matytumėm, kad tai paviršius kaip kilimukas yra, šiurkštus. O blizgus paviršius yra labai lygus, dėl to atspindys. Atspindžiai mums ir rodo tą blizgesį. Tai vat, jeigu mes matom ant sienos labai kažkokių daug defektų, daug kažkokių nelygumų, greičiausiai tai dažai bus jau su didesniu blizgesiu. Bet aišku, visada renkantis, ypatingai kai renkasi žmonės nori matinių dažų, bet kad gerai valytųsi. Na, tai yra kompromisas, kur ne visada taip pavyks. Čia ir yra parodyta, kas tas atsparumas pirma, antra, trečia klasė, ketvirta, penkta jau niekas jau šiais laikais jau tokių dažų nelabai žiūri, dažniausiai čia jau bus tik tai pramoninėse patalpose ar sandėliuose tenais kažkur aukštai, kur niekas nieko nevalys, bet apačioje vat parašyta. Klasė parodo tik dažų sluoksnio praradimą, nes jeigu pasakysime, kad pirma atsparumo valymui klasės dažai bus labai atsparus valymui, taip, pavalius su kempinėle neliks atsiskyrimo dažų, bet toj vietoje mes galime pakeisti matiškumą. Vadinkime, ant matinių paviršių atsiras didesnis blizgesys, ant blizgesnių, arba ant blizgių gali netgi sumatiškėti. Tai pirma klasė pasakys taip, tai yra kokybiški dažai, bet valymas vis tiek išlieka toks pat. Atsargiai, drėgnai, nespaudžiant kempinėlės virtuvinės minkštąją pusę, pavalome. Dabar dėl pačio dengiamumo. Būna, sako, nedengia. Ryški spalva, nedengia, darom 4 kartus dažom, nedengia. Kodėl už tai turėčiau mokėti? Pirkau dažus, brangiai sumokėjau, o dažo 4 kartus, dvigubai daugiau negu reikėtų už dažus sumokėti, o neturiu rezultatą. Tai taip yra tas tiesa, tarkime, nuo salotinio, geltonas, oranžinis, raudonas, link vyšninio patys pigmentai yra prastai dengiantis ir jų, vadinkime, pati dalelė, iš ko susideda tas pigmentas, yra labai maža. Titano dioksidas tai yra baltas pigmentas, tai yra didelė dalis ir jie dėl to geriau tą paviršių padengia. Kaip tai įsivaizduoja maždaug, kad tai yra šviesos šaltinis, patenka šviesa, praeina pro tam tikrą tą pigmentų kiekį, bet kai kur nepraeina dėl to, kad tos dalelės pigmentų yra mažos, atsispindi nuo pagrindo ir žmogaus akis mato tą ir tarpinę spalvą, ir pagrindo spalvą. Dėl to tai, sakome, yra nedengiamumas. Tai kaip rekomendacija yra pradžiai nusidažyti, tarkime, sienas gruntiniais dažais, kurie yra kokius 2-3 kartus šviesesni negu mūsų norima spalva. Ir tarkime tada, jeigu mes turim gruntinį dažą, jis jau yra gerai dengiantis, paskui užtenka tik tai keletas sluoksnių padengti ryškia spalva. Mums atspindžio nebėra nuo pagrindo, vadinasi ir dengiamumas, įvertinkime, kad yra geras. Problemos. Kaip visada jų buvo ir jų bus, ir tik tai galime konstatuoti, kad jas tenka mažinti tik tai su švietimu. Ne su apšvietimu, o su švietimu. Tipinės pagrindinės ir dažniausiai matomos bėdos išryškėjusios, tai aišku, tie dryžiai, šmorai ir ten dar visokiausių keistų pavadinimų. Taip, čia vienas irgi iš variantų, kad dažymo kryptis nėra statmena šviesos šaltiniui. Dažytojai tai turi žinoti, kad į šviesos šaltinį yra dažoma.
per sausas oras patalpoje. Viena kaip iš priežasčių, dėl to reikia prieš dažant drėkinti patalpą. Tikrai nestatyti drėgmės surinkėjus, kad greičiau išdžiūtų, o atvirkščiai statyti garintuvus. Jeigu nėra sąlygų, jeigu būna centralizuotas šildymas, yra meistrai, yra patarimai, kad arba dedam iš vakaro ant radiatorių šlapius rankšluosčius, uždarom patalpą, kad drėgmė, na, pakiltų ir patektų į sienas, kad taip stipriai nesiurbtų iš mūsų dažų tos plėvės esančios drėgmės. Ir per mažas darbuotojų skaičius, tai kai vienas dažytojas nori išdažyti 100 kvadratų lubų vienas. Nu ne, nepavyks. Kita problema, čia blizgus paviršiai yra aliejinis dažas, bet vieni iš pagrindinių šiuo atveju būna problemų ta, kad dažų plėvelė yra fiziškai stipresnė už pagrindą. Vadinasi, arba mūsų glaistas yra labai silpnas, arba jisai nebuvo tinkamai nugruntuotas ir nebuvo sustiprintas. Lygiai taip pat dėl per greito džiūvimo. Kitas atvejis, darom apvadus, palei lubas, palei grindis, palei vidinį kampą, per daug nudažėm, kol atėjome su didesniu voleliu ir pradėjom suvedinėti šlapės iš šlapę, nespėjom, matosi perėjimas. Vėlgi nereikia skubėti ir reikia tos darbus organizuotis bedažant. Pūslės, vėl drėgmė ir praktiškai visada čia bus drėgmė. Arba paviršius per drėgnas dažant, arba jis antiek stipriai sugeba įgerti, nu, įmirkti, kad paskui dažų plėveliai jau bedžiūstant, ta drėgmė nori lysti atgal ir nebeišeina. Tai dažniausiai, aišku, nutinka su lateksiniais arba, na, labai prastai laidžiais gariams dažais. Kita problema, kad nekokybiški ir be pasenę, tai čia kaip vienas iš variantų, lygiai taip pat gali būti ir peršalę dažai, bet tada perbraukus pirštais jie aišku teps. Per stiprus dažų įtrinimas, tai kai tiesiog bandoma įgrūsti tuos dažus bedažant, o ne voluojant voleliu. Na ir prieš naudojimą dažai buvo per stipriai išmaišyti. Na, kai su mikseriu kaip kokteilis susiplaka dažus ir paskui daž. Būna tokių atvejų. Pagrindinis turbūt ir dažniausias atvejis, kai atsilupinėja dažai. Tai buvo arba negruntuotas, arba dulkėtas, arba per greitai. Norėjo per 2 valandas nudažyti 2 kartus. Nespėjo, antras sluoksnis pradėjo lipti prie pirmojo, pirmam dar neišdžiūvęs. Mes turime atsilupinėjimus. Na ir tokie būna dar paviršiai. Ne visada reikia kaltinti kalkinius dažus arba kreidinius, nes jie būna tikrai kur ir naudingi, bet šiuo atveju mes turime, kad, na, tai arba seni dažai, arba per daug, vadinkime, būna nugaravę, nėra rišiklio. Tai labiau būtų nekokybiški dažai arba pasenę. Kitas variantas labai irgi dažnai pasitaikantis, tai čia jau būna naujosios statybose, daugiabučiuose, kai dar visiškai vyksta šlapi procesai, tinkuotos sienos, praktiškai tik nutinkavo, praėjo 2 dienos, jau reikia glaistyti, kitą dieną jau reikia net negruntuojam, nes negalim, vėl įkelsim drėgmę, jau reikia dažyti. Nu tai vat paskui ir prasideda va tokie vat niuansai. Žodžiu, viskas turi turėti savo laiką darbų atlikimui. Kiti atvejai, kai neišlaukiama dėl tinkavimo atveju, nu, iš principo tos pačios problemos kartojasi, bet čia yra nevaldomas procesas, nes užsakovas spaudžia su laiku ir visi vėluoja, visi nervuoti, kalti bus dažai arba dažytojai. Na ir vienas galbūt kaip iš tokių retai jau pasitaikančių atvejų, kai dažai neatsparūs ultravioletui, arba tai būna, kai dažai geri, bet jie būna nuspalvinti arba supigmentuoti netinkamais, gali būti organiniais pigmentais. Jie labai greitai pradeda blukti, na va kažkas pataupė, bet gavosi kaip visada. Dėl gruntavimo. Tarkime, visada reikėtų įsivertinti pagrindą, pasižiūrėti, koks mums gruntas būtų reikalingas, išsiaiškiname konkretų jo pavadinimą ir panaudojame.
Gruntai būna tiek vandeniniai, gali būti tiek tirpikliniai. Tirpiklinis gruntas visada įsigers geriau negu vandeninis, bet jis gali turėti kvapą arba kartais sudaryti mums nereikalingą papildomą plėvelę, nors jos nebus tokios, tarkime, aklinai uždarančios, bet reikia vėlgi atsižvelgti į pagrindą. Dabar dėl gruntavimo. Dažniausiai būna meistrai sako, jo, mes vieną gruntą turime visiems atvejams. Na, va, matote, kaip kaparol gamintojas, kiek turi gruntų savo asortimente. Tai kiekvienu atveju pasirodo, juos galima pritaikyti ir jie pritaikomi. Dėl to ir yra technologai, kurie vertina paviršius ir teikia rekomendacijas. Pagrindinės tokios kaip savybės arba Labai atsiprašau, pertrauksiu, Mariu, jau šiek tiek laikas į pabaigą, tai galima gerai, jeigu tiek. tada aš, tarkime, nutrauksiu ties tam tikrą temą, gerai? Gerai, tai pagrindinės grunto funkcijos tai yra sukurti sukibimo tiltelį. Tai yra ne pienelis vadinamas, tai yra gruntiniai dažai, suvienodinti paviršiaus įgėrimo, tai vadinamas pienelis, ir sutvirtinti paviršių, jeigu jis pas mus yra byrantis arba tepantis. Nu ir vat kitos, tarkime, specifinės grunto funkcijos. Tai hidrofobizuoti, tai kad nebesigertų drėgmė į paviršių, šiurkštumas padidinimas tam, kad galėtumėm ant lygaus paviršiaus glaistyti arba tinkuoti. Na ir paskui ten, tarkime, visi kiti panašus niuansai, kurie jau yra grinai specifiniai ir sprendžia tam tikras problemas. Taip, kad čia iš technologinės pusės tai yra daug ką labai galima sakyti, bet va tokios va niuansai, su kuo mes susidurėme, taip kad dėl to prašom kreipkitės, tikrai padedam visais atvejais. Dėkuoju.